Tie, kurie yra drungni, nes karštos dvasios žmonės, ką? Kaip gerai, dar viena siela bus išgelbėta, dar viešpats paskelbs savo žodį, o drungnieji atėjo pas nusidėjėlį. Jis ką? Parašte parašyta, žiūrėkit. Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. Tai kur Jėzui eiti daugiau? Ar ne pas ligonius, pas ką jis ateina, kas šaukėsi savo varge? Ne tas, kuris viską žino, ką skaitėm Timotėjų laiške, savimilos, kuris žino viską, pasipūtęs, išdidus. Neina pas tuos Jėzus. Jis eina pas ką? Kurie nuolankios dvasios, kurie trokšta jo, kuris sako viešpatie, praturtink mane, aš esu skurdžius. Nors iš kitos pusės mes viską turim, bet tu stovėdamas jo akivaizdoj sakai viešpatie, aš esu skurdžius, palyginti su to, kas tu esi. Ir jis ateina pas tokius. Ir tada ką sako toks žmogus, šitoje atveju Zachiejus, pusę savo turto atiduodu. Ir kai ateina viešpats pas tave, sakai viešpatie, man tada ir tą palieku, ir tą aš palieku, ir tu atsisakau, runda visą tai, tas mano, žinai, ten atleisti negaliu, atleidžiu, paleidžiu, išteisinu, tau tada nebelieka nieko, kas tokio būtų vertingiau už tą, kuris atėjo į tavo namus, į tavo širdį, vėl naujai. Nėra, kad mes vieną dieną priėmėm Jėzų ir viskas, ir to užsibaigė, neužsibaigė. Matot, kiekvieną sekmadienį vis ateinam, vis greibiam, vis imam ir dar ir mes sakom viešpatie, ką karštos dvasios žmonės sako, viešpatie, apreikšk save, kad pažintumėm tave, nes tu esi begalinis. O drungnas sako, aš ir taip viską žinau. Čia ranką pakelti, čia koją pakelti, čia kada žodį pasakyti, čia vieną giesmę, žinau, kada litą įdėti. Štai kas sako drungnas. O karštas žmogus sako, viešpatie, atsiduodu į tavo rankas, viešpatie, paprotink, pamokyk, apreikšk save, kad dar daugiau gyvenimo būtų, kam mane ir per mane kitiems. Štai ką daro karštos dvasios žmogus. Štai ką daro tikintis, štai ką mes esam pašaukti daryti. Čia tokia istorija apie Zachiejų ir pabaigoje Jėzus ką pasako, iš jos namų šiandien atėjo išganymas. Nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Visi žmonės yra Dievo. Visus žmonės Dievas sukūrė. Tik tai vieni atsigrėžė į Dievo šaukimą, atsišaukė, o kiti šiandien dar neatsišaukė. Bet mes nežinom pabaigos jų. Mes nežinom, kada jos pašauks. Mes to nežinom, nes nei nuo tavęs, nei nuo manęs tas nepriklauso. Mes galim prisidėti prie jų arba atitolinimo prie Dievo, arba priartinimo prie Dievo. Mes galim prisidėti, bet mes nesprendžiam jų atsivertimo. Būkim tie, kurie priartina juos prie Dievo, kaip savo gyvenimu, savo pavyzdžiu. Ne savo išsišokimais ir kalbomis gražiomis, bet atsidavimu tarnauti jiems. To, ką gali. Be veidmainystės, be klastos, iš širdies. Ir viskas. Bet atsivertimas šitų žmonių ne nuo mūsų priklauso. Į šitos namus atėjo. Ir žiūrėkit, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Kaip tu šiandien save vardini? Kaip tu šiandien save pastatai? Aš nepražuvęs. Gal šią akimirką tu ir jo, bet pažiūrėsim, kaip bus rytoj.
Nes vieną akimirką mes būnam pilni jėgos ir čia tikėjimo, o kitą dieną šaukiamės ir cypim, gelbėk, gelbėk, nes gyvenam žemėj, gyvenam, darbuojamės ir mumyse kiek dar visko. Todėl nebūkim tais, kur Timotiejui laiške išvardinta, nebūkim tais, neapsigaukim, nemeluokim savo. Nebūkim. Būkim nuoširdūs, draugiški, paprasti, maloningi, gailestingi, mažiau kalbantis, daugiau darantis. Čia vienur buvo užsirašęs, sako, nebeatsimenu jau, jeigu tyla yra geriau, kad čia, žodžiu, kalbėk tada, kada jau tylos nebeužtenka. Perfrazuoju, nebeatsimenu. Kalbėkim tik tai tada, kada jau tylos nebepakanka. Nebūkim drungni, nebūkim tie, kurie viską žino, a gyvenimo nėra. Būkim tais, kurie nešam gyvenimą, kurie yra karštos dvasios, ten, kur esam. Štai mūsų tarnystė. Išeinam ir mes tarnaujam. Nu, tas žodis toks tarnaujam. Gyvenkim. Ir mūsų gyvenimas yra tarnavimas Dievui. Ir arba šlovė Dievui, arba nešlovė Dievui. Tas tarnavimas labai taip viskas susiauria. Kaip tik tarnauti, tai tikrai bažnyčioje atrodo. Tai yra netiesa. Jūs išeinat ir jūs jau tarnaujat. Jūs sutinkat žmogų ir jau tarnaujat. Jūs dedat pinigą kažkam ir jūs jau tarnaujat. Jūs vežat žmogų pakeleivį ir jūs jau tarnaujat. Kam? Dievui, nes visi žmonės yra Dievui. Tu tarnauji žmogui, tu tarnauji Dievui. Todėl būkim to platesnio matymo, gilesnio matymo, supratingesni ir išvalgesni. Padarykim galbūt mažiau, bet tikro. Haleliuja. Nešvaistykim Dievo malonės veltui, nebarstykim, rinkim Dievo malonę. Būkim tie išmintingi statybininkai. Būkim tie išmintingi. Ir pabaigai 1 Korintiečių 9:24. 1 Korintiečiams šiai dienai vis tiek, pailgtaisiu. 1 Korintiečiams 9:24. Žiūrėkit, ką raštas sako. Ar atsivertė? Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai? Dievas pašaukė, žmonės atsiverčia, žmogus atsiverčia ir visi bėgam. Ką bėgam šitose lenktynėse? Bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną. Bėkite taip, kad ją laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Todėl aš bėgu neklaidžiodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet randu savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. O tikrai yra šalia mūsų visada žmonių, kam reikia patarimo, kam reikia gero žodžio visada. Ir mes ar vienur ar kitur vis tiek būnam tais mokytojais. Tai nebūtinai sekmadienį čia. Bėkim bažnyčią. Bėkim tikintieji, bėkim šito takeliu, kurį Dievas kam, grumdamiesi su kuo, su senais įnoriais, įpročiais, persikeisdami į ką, į Kristaus atvaizdį ir pavidalą, kad laimėtumėm ką gyvenimą. Dievo šlovai ir Dievo garbei. Amen.